yra tų krašto gyventojai ir tie žmonės, kurie domitės politika, kurie nusprendė, kad mes esame pasiruošę pokyčiams, kad mums ne viskas tinka, kas šiandien yra mūsų valdžioje. Todėl šiandien aš esu dėkingas, kad man yra užduoti klausimai ir pabandysiu juos trumpai atsakyti. Galbūt pradžioje aš turėčiau prisistatyti. Esu Antanas Valdonis, kandidatas vienmandatėje apygardoje Zarasų ir Rokiškio rajonuose. Ir šiandien pretenduoju tapti Seimo nariu. Einu kartu su labai solidžia komanda. Ta komanda, kurios laiku, kurios valdymo laikotarpiu tikrai Lietuva keitėsi į gerą, augo, drąsiai priiminėjo sprendimus, gal kartais ir nepopuliarius, bet tokius sprendimus, kurie žmonėms yra nepaprastai geri ir jautėsi tai ant mūsų nuotaikų, ant mūsų gyvenimo. Tai einu kartu su Demokratai vardan Lietuvos, skvernelio partija, sukurta ir surinkta tikrai iš žmonių, kurie yra ir jau turi didelę patirtį politikoje. Taigi, man yra užduoti 3 klausimai, labai atsiprašau, jeigu ką nors pasakysiu ne taip, bet pirmas klausimas. Kokias 3 pagrindinės Zarasų problemas įvardintumėte kaip prioritetinės ir kokius sprendimus siūlytumėte Seime, kad šios problemos būtų veiksmingai sprendžiamos? Jo, kažkodėl tai pirmiausia, mes galbūt nesinorėtų kalbėti nuo problemų, norėtųsi kalbėti apie kažkokius gražesnius dalykus, bet klausimas užduotas ir aš pabandysiu kaip galima trumpiau. Manau, kad jeigu koncentruojatės, mano manymu, Zarasų rajonas skausminga yra tuo, kad yra didelė bedarbystė ir patys mažiausi atlyginimai Lietuvoje. Ir čia, manau, pati skaudžiausia vieta ir ją reikia spręsti. Spręsti, aš manau, kad reikia būtent investicijomis į ekonomiką, investicijų pritraukimui. Reiškia, norint, kad tai įvyktų, mes turime sukurti palankę aplinką investicijoms, turime pasirengti, paruošti infrastruktūrą tam. Ir aš manau, kad Zarasų krašte tai yra tikrai įmanoma ir aš vėliau kalbėsiu apie tai, ką galima būtų padaryti, kad vis dėlto šita bedarbystė būtų sumažinta. Nes ten, mačiau, yra klausimai, kurie susieti. Taip? Antras dalykas, kuris, manau, jaudina ir liečia kiekvieną žmogų, tai medicina. Pirmas dalykas, tai atsiradusios dabar eilės prie medicinos įstaigų, ko anksčiau niekada nebūdavo. Ir bandėme diskutuoti su gydytojais, pasirodo, jaunėja ligoniai, žmonės, kurie pakankamai jauni, pradeda kreiptis pas gydytojus ir jaunėja visos ligos. Tačiau tai, kad yra didžiulės eilės, tai, kad yra labai gera statistika paskelbia, kad eilėse laukia po pusmetį, po 3 mėnesius, bet niekas nekalba apie tai, kad dar iki eilės yra eilė. Tai aš galvoju, kad šitie dalykai, mane tai netenkina ir mes turime kartu su savivaldybė surasti sprendimą, kad kiekvienas žmogus, mažiausiai per 7 dienas būtų priimtas gydytojas. Tai aš galvoju, kad sprendimai yra ir mes tikrai juos surasim ir žinoma pasiekiamumai. Su medicina taip pat čia yra daug reikalų, daug problemų ir aš manau, kad po mano atsakymų galbūt
jūs užduosite netgi konkretesnius arba detalesnius klausimus ir aš mielai jums į juos atsakysiu. Tiesiog nenoriu labai išsiplėsti. Ir trečia problema, kuri mane labiausiai užgauna, tai kad senstantis rajonas, sensta visa Europa ir taip toliau, mes galim daug lekinti, bet tai, kad mūsų aplinka tiesiog tarsi traukiasi visą rajoną, mažėja mokinių, mažėja vaikų skaičius, mažėja gyventojų skaičius, mažėja gimstamumas, didėja mirtingumas. Aš manau, kad tai yra kertinės problemos, ant kurių laikosi praktiškai viskas. Taigi švietimas, mažėjantis mokinių skaičiai, uždaromos mokyklos, tokia perspektyva manęs netenkina ir aš galvoju, kad šitą dalyką mes turime keisti. Antras klausimas. Lietuvos vizija yra tapti aukštų atlygių ir didelę pridėtinę vertę turinčio aukštos kvalifikacijos specialistų šalimi. Kaip vertinate Zarasų rajono perspektyvas šiame kontekste, žinant, kad šiuo metu regionas yra laikomas pigios ir nekvalifikuotos darbo jėgos šaltiniu? Kokius žingsnius siūlytumėte siekiant įgyvendinti šią nacionalinę viziją Zarasų rajone? Yra tiesa yra ta, kad tikrai nepykit zarasiškai, bet rajonas pavažiavęs žemyn ir galbūt trūksta to polėkio. Stebėjau, kaip sportuoja jūsų jaunimas ten šitoje skate aikštelėje. Ir aš galvoju, kad Zarasai turi daug vilčių. Šiandien jie tokie truputėlį apmusyję ir mes turime nusipurtyti, turime surasti savyje jėgų atsistoti nuo sofų ir nors kažką tai padaryti savo rajoną. Taigi, kaip ir jau pradėjau kalbėti, norint sumažinti bedarbystę, mes turime skatinti verslumą. Ir verslumo skatinimą aš matau per tas pačias investicijų pritraukimą ir žinoma investicijas į smulkų ir vidutinį verslą. Sudaryti sąlygas, kiek galima nebekalbėti apie tai, kad mes palaikome smulkų ir vidutinį verslą, nelaikyti jo reikia. Jam reikia duoti galimybės užsidirbti, yra vietos veiklos grupės, yra investicijos, yra pagalba iš rajono, pagalba iš mokesčių inspekcijų. Yra įvairiausių kanalų, kaip galima padėti gyventojams, bet manau, reikia aktyviau jo šviesti ir kad tie žmonės, kurie šiandien galbūt gauna pašalpas, rytoj jie galėtų su nedidelė savo veikla užsidirbti. Smulkus verslas yra labai svarbus. Zarasuose jisai yra įmanomas, kadangi tai yra tokia labai graži aplinka ir čia populiarus gali būti turizmas. Tai aš manau, kad jeigu mes turėtume Zarasuose viešbutį su konferencijų sale, kad čia atvyktų įvairiausios konferencijos, jas reikia aptarnauti reikia viešbutį, viešbučio Zarasams reikia mirtinai dar labiau negu baseinų. Tai aš galvoju, kad viešbutis, kuris turėtų bent 3 autobusus, tikrai sudarytų galimybę ir plėsti turizmą, ir darbo vietos, ir pajudėjimas pačiems Zarasams. Pamatytumėt, nuotaikos visai pasikeistų. Mes Rokišky, kada pastatėme baseiną, tai, žinokit, pačių žmonių nuotaikos truputėlį pasikeitė. Jie tarsi pajuto, kad mes galim ir žiūrėkit, jau dabar mes statome sporto kompleksą ir jau baigėme jį pastatyti. Taigi, užsidegus visiems kartu tikrai galima padaryti ir galima pajudėti į priekį. Kitas dalykas, aš galvoju, investicijų pritraukimas, tai vis dėlto ir kalbėkime apie tai, kad nereikia bijoti, jeigu, sakykime, mes turėtumėm vandenilio gamyklą, tai būtų darbo vietos. Tai nėra labai aukštos kvalifikacijos, galbūt kažkokie inžinieriai ten galėtų prižiūrėti, bet tai būtų ir sakykime, ne tokios aukštos kvalifikacijos žmonės galėtų ten dirbti. Tai pritraukti kiek galima daugiau investicijų, laisvos ekonominės zonos, žemės ūkiai.
Toliau, aš manau, kad medžioklės plotai, žvejyba, žiemos žvejyba. Taigi, žuvininkystės ūkiai. Kitas dalykas - švietimo sistemos stiprinimas. Reikia pradėti aktyviau bendrauti su aukštosiomis mokyklomis, sukurti partnerystės ryšius, kad jau mokiniai šiandien besimokydami galvotų apie tai, kaip jie galės savo įgūdžius panaudoti gyvenime. Tada atsiras ir motyvacija. Kitas dalykas, tai aš galvoju, kad nustoti reikia kalbėti apie tai, kad klasėse turi būti 30 mokinių. Ir tiesiog reikia vertinti tas mokyklas ir tas klases, kuriuose yra mažai mokinių ir stengtis ten kaip tik investuoti ir daryti lygį, kad ten būtų tie mokomi mokiniai tarsi individualiai, kad jie būtų paruošti tinkamai. Ir aš manau, kad tai padaryti įmanoma. Ypač kada dabar prasidėjo įtraukusis ugdymas ir reikia jį įvykdyti. Sprendimas geras, tačiau kaip sutvarkyti šitą sistemą? Šiandien yra daug planų ir galvoju, kad tai yra įmanoma. Ko gero, mokiniai turėtų mokytis visą dieną ir, kaip ir minėjau, aš esu prieš, kada mokytojai užduoda mokiniams namų darbus. Ir jeigu mane išrinksite, tai pirmas dalykas, ko eisiu pas švietimo ministrą, kad neužduotų mokiniams namų darbų. Visi mes auginam savo vaikus ir, žinote, savarankiškumo ugdymas jisai labai svarbus, bet tai turi būti tada, kada jau mes užaugome, tada, kada mes jau sugebame tą padaryti. Ir aš manau, technologijos mums daug ką leidžia. Toliau socialinės politikos stiprinimas. Jaunimo programos. Sukurti jaunimo programas, kad jos turėtų užimtumą, kad jaunimas turėtų ką veikti, ne tik tais sportiniai žaidimai, bet ir intelektualiniai žaidimai. Ir sakykime, įvairiausios kompiuterinės technologijos, kultūra, parodas, visa tai jaunimą formuoja kaip žmogų, kaip asmenybę. Tokioje gražioje aplinkoje, kaip Zarasai, negali užaugti blogi žmonės. Taigi, taip, aš ko gero viską sakiau, taip, trečias klausimas, kokias tendencijas tu matote Lietuvos švietimo, socialinės apsaugos, kultūros srityje per artimiausius 4 metus? Kokie būtų pokyčiai ir kokias konkrečias iniciatyvas planuojate įgyvendinti šiose srityse? Tai pratęsiant apie švietimą. Švietimas tai yra progresyvi veiklos sritis. Pirmiausia, mes turim kalbėti apie skaitmetizaciją švietime, apie informacinių technologijų pritraukimą į mokymo procesą, kuris jau dabar, sakykime, ypač po COVID labai smarkiai pajudėjo, įskaitant hibridinės pamokas, nuotolinį mokymą. Juk įsivaizduokit, mes turėdami informacinės technologijas galime mokyti mokinius ir sakykime, mokytojas gali tapti tik tais konsultantas. Ir patys geriausi pasaulio mokytojai, kurie turi paruošę pamokas, turi paruošę individualias programas kiekvienam mokiniui, mes jas galime atnešti ir mokytojas tiesiog tik tais jiem padėtų, tik nukreiptų mokinį į tai, į jo sritį, į jo sugebėjimus, ką jisai gali padaryti. Taigi, mokymo proceso pokyčiai, bet ne kažkokios grandiozinės reformos su naujais vadovėliais ir vėl reformos, tikrai šito ne. Tiesiog mes žingsnis po žingsnio turime tobulinti švietimą. Nebegalime mokinti mokinių vien su lenta ir vien su kreida. Todėl tendencijos socialinės apsaugos srityje. Tai, kaip ir sakiau, senstantis gyventojai, demografiniai pokyčiai, tai mes suprantame, kad mums labai daug padaugės socialinių paslaugų, ypač, sakykime, globos paslaugų, senelių namų ir taip toliau. Čia Zarasai yra vieta, kur norisi pasenti.
Ir aš manau, kad taip pat čia ir darbo vietos, ir šitos aplinkos sukūrimas ir aptarnavimas, tai yra didžiulės perspektyvos. Taigi, taip pat socialinė integracija. Stengtis įtraukti kiekvieną senjorą, žmogų, kuris nors kažkiek tai dar turi noro, aktyvumo kažką tai daryti, kad jisai savo patirtimi galėtų pasidalinti, galėtų pasidžiaugti savo gyvenimu ir mes niekada nenorėsime išvažiuoti iš šito krašto, jeigu matysime, kad mūsų senukai laimingi, senjorai, atsiprašau, laimingi. Toliau kita sritis, kuri mano manimu labai svarbi ir mes dažniausiai apie ją kalbame tik tais prieš rinkimus ir po rinkimų kažkaip tai jinai vėl vystosi pati savaime. Vienu metu prie Skvernelio, kaip sakoma, kada buvo jisai premjeras, tai buvo pajudėję, kultūros darbuotojams atsirado didesni atlyginimai, atkreipė dėmesį į šitų žmonių atlygį, į jų buitį, kaip jie gyvena, kaip jie kuria, kokią jie turi techniką, kokias turi medžiagas, iš ko jie viską kuria, kokią jie turi pagaliau aplinką, kokią infrastruktūrą, kaip gyvena kultūros darbuotojai. Jeigu šiandien mes jais nepasirūpinsime, rytoj mes turėsime tokią pat sudėtingą situaciją, kaip šiandien turime su mokytojais. Mokytojų šiandien jau labai trūksta, mes matome universitetuose fizikos specialybę pasirenka 2-3 specialistai. Tai mane tokie dalykai gąsdina, todėl aš nenoriu gelbėti paskui kultūros. Tiesiog mes ją turim kurti, padėti, o Zarasai, žinokit, tikrai turi šitos dalykus ir yra į kur pajudėti ir nuostabi, ne vien tik tais aplinka, parodos, muziejai, bibliotekos, reiškia, kultūros darbuotojai, meno kolektyvai. Jūs turite pajudėti, jūs turite pasidžiaugti ir mes turime kviesti koncertus, kolektyvus, kad žmonės priimtų tą kultūrą. Tai keičia žmonės, tai žmonėms atneša tikrai daug naudos. Taip, būtini pokyčiai, tiesiog nebenori daugiau plėstis. Tada ketvirtas klausimas. Taip, įsigaliojus naują rinkimų apygardų tvarką, kurie yra Rokiškis ir Zarasų rajonai sujungti į vieną apygardą, kaip planuojant užtikrinti, kad abiejų regionų gyventojai interesai būtų tinkamai atstovaujami, kaip vietinė vieno regiono gyventojų supratimu apie kitą regiono problemas ir iššūkius. Esu žmogus, kuris lengvai bendraujantis su kiekvienu, tiek kunigu, tiek prezidentu, tiek kaimo žmogeliu, tiek mokytoju, tiek kultūros darbuotoju. Ir aš manau, pirmiausia, tai turi būti Seimo nario kultūra tokia, kad jisai būtų atviras ir išklausytų kiekvieno žmogaus, suprastų jo problemas ir eitų į priekį. Todėl galvoju, kad pradžiai bent jau turėtų būti atstovas tiek Rokišky, tiek Zarasuose Seimo nario, kad kiekvieną kartą žmogus, jeigu nori ateiti išsipasakoti ir pateikti kažkokią tai naują savo viziją, kad galėtų čia ir dabar. Šiuolaikinės technologijos šiandien mums leidžia pasiekti mus bent kur ir bent kada. Ir aš galvoju, kad Seimo narys privalo kiekvieną savaitę informuoti apie savo darbus rinkėjams, ką jisai padarė, kaip padarė, ar pavyko jam išspręsti problemas. Ir aš seniai svajoju apie tai, kad politikai turi turėti platformą, kurioje, kaip prieš rinkimus buvo, žinau, kad ką renku, kada tu atsikeli ryte ir matai, kad tau yra užduota apie 10-20 klausimų ir būk malonus į juos atsakyti, ką ir kaip tu padarei. Jeigu bus žmonės reiklus, mes turėsime tokį Seimą, kuris bus ir atsakingas. Taigi reikia mums drąsių žmonių. Kodėl jūsų nuomonė Zarasų rajono gyventojai turėtų pasirinkti jūs savo atstovų Seime? Kodėl? Tai jūs turite nuspręsti, kodėl. Aš galiu atsakyti, jeigu aš būčiau Zarasų rajono gyventojas, aš Vagonį pasirinkčiau. Gal pasirinkčiau jį dėl to, kad pirmiausia, jisai yra šiltas žmogus, nebijantis pasakyti tiesos ir atvirai
bendraujantis su kiekvienu gyventoju. Antras dalykas, jisai atsakingai sprendžia visas problemas. Jis nepalieka, nenumeta, nenusimuilina. Moka surasti kompromisą. Rokiškio rajone, kada buvau rajono meru, turėjau didžiulį puolimą iš opozicijos, iš spaudos, bet mes viską sukūrėme. Mes pastatėme biblioteką, mes pastatėme baseiną. Suprantat, sugebėti šitą pykčio, netgi ir neapykantos sinergiją panaudoti tam, kad žmogus užsidegtų. Žinokit, tie žmonės, kurie ant manęs pyko, jie statė nuostabiausias kalėdinės eglutes. Jie darė nuostabius renginius, kvietėsi įvairiausias koncertus, svečius, investavo didelius pinigus tam, kad pasirodyti, kaip jie gali padaryti geriau, sakykime, negu ten kultūros darbai arba kultūros darbuotojai. Ir žinokit, šita sinergija, jinai yra kurianti. Ir mes taip galime kurti Zarasus. Aš galiu padaryti viską, kad mes pasiektume, pasikeistume ir kad mes pradėtume kurti, mes nebetingėtume, nebenusiviltume savo rajoną. Todėl aš manau, kad jūs turite labai gerai pagalvoti ir jūs turite pasirinkti. Šiandien aš kviečiu kiekvieną žmogų, kuris niekada nebalsavo, suprasti, kad pagaliau baigėsi šitas laikas. Mes bandėm ir socialdemokratus, mes bandėm ir konservatorius, ir vėl socialdemokratus, ir vėl konservatorius, ir bandėm. Taip? Ir visą laiką turėjom, vis mums kažkas tai nepavykdavo. Vienu metu iššoko Skvernelio vyriausybė, taip, ir jinai 4 metus prabuvo ir vėl staiga sugrįžo ir pamatėm, kad šitos tradicinės partijos šiandien pas mus išsigimė. Aš tikrai manau, kad jos neatsinaujino, jose trūksta lyderių, nes tie žmonės, kurie galėjo ir norėjo kažką padaryti, jie arba išėjo, arba jie sukūrė savo kažkokius tai komitetus, partijas ir bandė kažkaip tai kitaip kurti Lietuvą, padėti Lietuvai ir padėti kiekvienam mūsų kraštui. Man labai svarbus šitas regionas. Tiek Rokiškio, tiek Zarasų. Lengva pasirinkti. Kada rengiesi vardan Lietuvos. Lengva ir paprasta būti atsakingam. Ačiū visiems.